Ai, 58 diena. Daug įvyko per paskutinės kelias dienas. Trumpai paaiškinus ir pasakius, tai bankrutavau, likau be pinigų, emercija žlugo iš esmės, ne? Tai gausi kaip gausi. Esu šią akimirką nulinėje stadijoje, dar blogiau negu nulinėje stadijoje. Bet irgi pradėjau ieškotis darbų, pradėjau planuotis, kokie būtų tolimesni mano žingsniai, kad turėčiau kur gyventi, kad turėčiau už ką pavalgyti, kad tiesiog galėčiau gyventi, ne? Ir galvojau, atidėsiu projektus, atidėsiu darbus, ką dabar darau. Ir teks būtent pasiraitoti rankovės ir eiti dirbti būtent į construction sites ar į restoranus ar dar kažkur, ne? Ar į sandėlius, kad ir kur gaučiau darbą. Visur žiūrėjau, visas galimybės žiūrėjau, bet pradėjau skaičiuotis, kad tokiu atveju nieko neuždirbčiau iš esmės. Nes jeigu uždirbčiau 2-3 tūkstančius eurų per mėnesį, tai galbūt būtų ta riba. Bet teks šiek labiau pasitaupyti, teks dar daugiau dirbti, dar labiau koncentruotai dirbti, žinoti, ką nori pasiekti ir dar stipriau savimi tikėti. Tai šią akimirką, ką nusprendžiau daryti, tai pasitikėti ir tikėti savimi, eiti toliau būtent tai, ką toliau dariau ir tikėjau, neskaitant, kokia dabar yra situacija, toliau tęsiu tai, ką dariau ir tikiu, kad tai yra tinkamiausias sprendimas. Pamatysiu, pažiūrėsiu, kaip bus toliau. Nežinau, ar šį video būtent dalinsiuos tol, kol nebus geresnė situacija, nes, kam dalintis netokiais dalykais kažkaip. Bet reflektuojant, būtent tas paskutinės kelias dienas, kai irgi sužinojau, kad bankrutavau, įsigandęs, pasimetęs baisiai, iš tikrųjų, rankos nusviro, nebežinojau, ką toliau daryti, neturėjau jokių atsakymų. Tada pradėjau analizuotis, ieškotis, kaip ir minėjau. Ir tada atėjo kaip ir atsakymas ir supratau, kad tai dar yra vienas išbandymas ir testas, kurį turiu išlaikyti. Tai iš 58 dienos liko dar 32 dienos iki milijono. Tai ačiū, kad toliau žiūri, palaikai ir iki pasimatymo. Laikykis.